vėžio profilaktinė programa Lietuvoje pradėta 2005 metais. Realiai daugiau nuo 2006 metų, tęsiasi iki dabar, joje turėtų dalyvauti moteris nuo 50 iki 69 metų amžiaus ir jom kas 2 metai atliekama profilaktinė mamografija. Mamografija atliekama mamografu, šio tyrimo metu naudojami rentgeno spinduliai ir diagnozė remiasi radiologo išvada. Nukreipimą šiam tyrimui duoda šeimos gydytojas. Ir paskutinės konferencijos metu mes siekiame, kad galėtų nukreipimą duoti ir gydytojas ginekologas. Tuomet su tuo nukreipimu moteris registruojasi centre, kuriame atliekama mamografinė patikra. Tai tokių centrų Lietuvoje yra šiuo metu 14. Pagrindinis tikslas sumažinti mirtingumą nuo krūties vėžio. Yra įrodyta, kad jisai mažėja net 25%, kuomet patikra vyksta teisingai. Kad jinai vyktų teisingai, turi dalyvauti daugiau kaip 70% kviestų moterų. Lietuvoje tyriamoji populiacija yra virš 400 000, kadangi tyrimas atliekamas kas 2 metus, kiekvienais metais turėtumėm patikrinti apie 140 000 moterų. Deja, Lietuvoje kreipiasi moterų per mažai, mes turime per 2 metus patikrinę 95 000 moterų. Taigi, reikia visais būdais skatinti moterų dalyvavimą šioje programoje. Pagal pasaulinę praktiką krūties vėžio nustatymo dažnis šioje programoje yra 3-4 vėžio atvejai iš 1000 moterų dalyvaujančių skryningo programą. Lietuvoje mes kol kas bent jau savo centre turime kiek kitokius rezultatus. Iš 200 ištirtų moterų, kurios kreipiasi pagal šią programą, nustatomas 1 vėžys. Taigi rezultatai yra kiek labiau neraminantis. Mamografijos metu nustatomi labai maži pakitimai, kurių moteris pati dar nečiuopia. Todėl būtent skatiname dalyvauti šioje programoje, norint vėžį nustatyti ankstyvoje stadijoje ir pasiekti geresnių gydymo rezultatų.